su sėlinom. Paragauti, didesnis tas mūsų kepalas. Ir dešlą įimu su šlapiom rankom, kad ne taip kibtų prie pirštų. Ir šiaip tai, žinot, kai mama, kai sako, kai kepdavo, tai visą laiką sakydavo, vaikai ateikit paragauti duonos, pauostyti. O tai tas paragavimas, taigi, gabaliuką suvalgai, ogi kodėl, taigi čia rūgimo bakterijos. Taigi duonelė, jeigu jinai naminė, natūralių raugų rauginta, tai turi būti rūgštelė, truputį rūgštė. Būna kartais labai rūgščia, kažkaip ten nuo gaspadinės priklauso. Bet šiaip tai tos rūgimo bakterijos, tai yra sveikata, tai yra sveika valgyti. Nesakydavo, kas norit papudį. Jo papai jau. Mėlinė daryti. Posakis mėliniai tešlai. Mėliniai tešlai sakydavo. Aš atsimenu močiutę, duodavo ir sakydavo. Tai jeigu norim, kad būtų minkšta, tai reikia nesugniaužyti. Ten daug oro burbuliukų, jeigu suspausim, tai išeis tie ir atsargiai imam tą tešlą. Kokia didelė. tą vieną didelę padarysim. Šiaip tai bakanai per visą ližę ir čia šita ližė tai yra dar maža. Dar didesnės ližės. Kiek laiko raugas rūksta? Tai aš papasakosiu, bet dabar pašaukim, paskui papasakosiu, nuo ko pradėjau, ko pabaigiau, gerai viską papasakosiu. Kokie miltai ten viską, nes dabar noriu procesą. Viską jau noriu. Čia vos ne kaip su moliu panašiai. Jau, kai darbeliuose lipdėm. Tai žinot, kaip... Tai molio bet nereikia ten jums gatavą, nebent tam perėti. Ne, bet turiu omeny, turi sulipdyti žaismą, nu, va taip va. Na tai va, tai dabar ką, irgi nespaudau labai, kai formą darau, tai labai glostyti reikia. Ilgai glostyti. Nu ir ką, moteris turi būti šeimininkė ramybėj, tokioj susikaupusi, kai duoną gamina. O vaikai laksta, bėgioja, vaikai marš į lauką, čia mane trukdytumėt. Jo, visą laiką sakydavo vaikam, triukšmauti. Ir sakydavo, ir kai rūksta neleisdavo vaikam. Taip, nes, nu kaip duona yra gyva. Girdėtumės, jinai yra gyva. O dėl ko? Taigi tos rūgimo bakterijos, taigi čia yra gyvybė. Tai jos irgi į viską reaguoja.